Saulės prašiau, kad išbučiuotų tavo gražų. Nėštumo metu sužinojom, kad kažkas yra negerai, bet niekas nežinojo tiksliai, kas. Matė mažą skrandį ir tai buvo tik spėlionės, kodėl. Liko tik laukti, kas bus ir gimus paaiškėjo, kad tai yra genetinis Charles sindromas. Mums beliko tik tai prisitaikyti prie jo ir pabandyti suprasti, kas dabar bus toliau, nes dėl to, kad nevalgė pats, buvo zonduojamas per nosį arba burną, širdis buvo išoperuota. Pritaikius jam maitinimą tiesiai 12-pirštę žarną, jisai galėjo pradėti augti. Prisitaikius prie jo, galėjom gyventi skyriuje ir tuo pačiu aš galėjau būti apmokinta jį slaugyti. Turėjom keletą savaičių namuose, turėjom reabilitaciją, tai todėl mes visus 6 beveik mėnesius, išskyrus tas 2 savaitės, gyvenam ligoninėse. Kairėje aky, kadangi vis tiek išoriškai matėsi, kad yra neįsivystęs akies rainelės plotas, tada išvis pasakė, kad jisai tikrai bus aklas. Ir dabar jau, kai jam yra 6 mėnesiai, jis demonstruoja, kad visgi ta rega yra. Mes nežinom, kiek jisai mato. Diagnozuotas kurtumas, todėl jau yra paskirti aparatai, bet nežinom, kiek jie bus efektyvūs ir dar dėl to, kad aplinkybės ne visada leidžia juos nešioti, jis dar labai mažas. Tadas turi labai daug tų visokių poreikių, kurios jo slaugai yra būtinos, reikalingos, kas liečia pačius atsiurbinėjimus, kada mums tenka per dieną daug kartų tai daryti, tam, kad užtikrinti jo gyvybę, tam, kad jis galėtų būti maitinamas, mums reikia specialių maišų. Ir visgi neprarandam vilties, kad su šeima galėsim mobiliau judėti. Ir todėl buvo reikalingas šis aparatas, kuris jau yra pakeliui. Tai labai noriu padėkoti visiems žmonėms, kurie aukojo labdaros renginio metu, taip pat gydytojams, tuome tarpe ir gydytojas Kilda, visam iš tikrųjų medicinos personalui, slaugytojam ir sanitariam, taip pat savo šeimai, artimiesiems ir žmonėms, kurie atsirado mūsų gyvenime mums sunkiu metu. Kaukėno fondo, jūsų visai komandai, klinikų socialiniai darbuotojai Andželikai, kurie padėjo gauti pagalbą, papildomą mums sunkiu metu, nes tikrai norėjosi užsidaryti, kad, žodžiu, buvo kartu ir surado būdų, kaip mums padėti. Ką mylėjau, bet tau juk yra visko negana.